Šiandien mes praktikuosime jogą nidrą ir šiandien mes praktikuosime antrąją jogą nidrą. Ji šiek tiek sudėtingesnė negu pirmoji ir taisyklės kaip visada. Turite įsitaisyti patogiai, kad galėtumėte viso užsiėmimo metu nejudėti. Reikia nuolat klausytis balso ir stengtis neužmigti. Taip. Pasiruoškite jogą nidrai. Atsigulkite į šavasaną ir įsitaisykite taip, kad jums būtų patogu. Kojos kiek praskėstos, pėdos į šonus, rankos šiek tiek tolėliau nuo kūno, apverstos delnais į viršų. Pataisykite apklotą ir rūbus taip, kad jums būtų patogu. Joga nidros metu judėti negalima. Dabar užsimerkite ir stenkitės akių neatmerkti tol, kol baigsime praktiką. Joga nidrai yra svarbus du veiksniai – klausa ir jutimas. Miegodami jūs negalite kontroliuoti sapnų, tačiau joga nidros metu jūs sąmoningai stebite vaizdinius. Tvirtai pasakykite sau, aš nemiegosiu, aš nemiegosiu, aš nemiegosiu. Atsipalaiduokite, nurimkite. Giliai įkvėpkite ir iškvėpdami tarkite sau, aš atsipalaiduoju. Vėl įkvėpkite. Ir iškvėpdami sakykite, aš atsipalaiduoju. Įkvėpkite, aš atsipalaiduoju. Dabar įsiklausykite į garsus tolumoje. Pabandykite išgirsti tolimiausius įmanomus garsus. Leiskite savo klausai, tarsi radarui, skanuoti visus tolumoje esančius garsus. Suvokite juos, ties kiekvienu trumpam stabtelkit, pajauskit jį. Nesistengkit nustatyti garso šaltinio, judėkit savo sąmonę tarsi radaru nuo vieno garso prie kito. Pamažu perkelkite dėmesį prie arčiau jūsų esančių garsų. Prie garsų esančių šiame pastate, šiame kambaryje. Suvokite šį kambarį. Neatmerkdami akių, įsivaizduokite 4 šio kambario sienas, lubas, grindis, savo kūną gulinti ant grindų. Pamatykite savo kūną gulinti ant grindų. Suvokite savo fizinį kūną. Kūnas visiškai atsipalaidavęs ir nejudrus. Suvokite taškus, kuriais jūsų kūnas liečiasi su grindimis. Pabandykite visus šiuos taškus pajausti vienu metu.
Tada dėmesį nukreipkite į kvėpavimą. Stebėkit gilų, natūralų, spontanišką kvėpavimą. Visiškai be jokių pastangų. Tiesiog stebėkite kvėpavimą. Dabar prasideda joga nidros praktika. Suformuluokite savo sankalpą. Tai trumpas pozityvus teiginys apie jūs. Apie tai, ką norite savo gyvenime pakeisti. Teiginys turi būti apie jūs, teigiama forma, trumpas, lakoniškas. Sankalpą pakartokite 3 kartus. Tvirtai ir ryžtingai. Joga nidros metu suformuluota sankalpa ilgainiui išsipildo. Sankalpos keisti negalima tol, kol ji neišsipildys. Dabar dėmesiu keliausime per skirtingas kūno dalis. Turėsite judėti nuo vienos kūno dalies prie kitos, kiek galėdami sparčiau. Paskui mane mintyse kartosite tos kūno dalies pavadinimą ir ją paliesite savo dėmesiu. Nieko įtempti, atpalaiduoti nereikia, tiesiog dėmesiu nueisite į tą kūno dalį ir mintyse pakartosite jos pavadinimą. Praktika prasidės nuo dešinės rankos. Perkelkite dėmesį prie dešinės rankos. Dešinys nykštys, 2 pirštas, 3 pirštas, 4 pirštas, 5 pirštas, delnas, plaštaka, riešas, ranka iki alkūnės, alkūnė, viršutinė rankos dalis, petys, pažastis, dešinė liemens dalis, klubas, dešinė šlaunis, kelias, dešinė blauzda, čiurna, kulnas, padas, keltis, didysis kojos pirštas, 2 kojos pirštas, 3 kojos pirštas, 4 kojos pirštas, 5 kojos pirštas. Kairės rankos nykštys, 2 pirštas, 3 pirštas, 4 pirštas, 5 pirštas, delnas, plaštaka, riešas, ranka iki alkūnės, alkūnė, viršutinė rankos dalis, petys, pažastis, kairė liemens dalis, klubas, kairė šlaunis, kelias, kairė blauzda, čiurna, padas, keltis, didysis kojos pirštas, 2 kojos pirštas, 3 kojos pirštas, 4 kojos pirštas, 5 kojos pirštas. Dešinys petys, kairys petys, dešinė mentė, kairė mentė, dešinys sėdmuo, kairys sėdmuo, stuburas, visa nugara, galvos viršus, kakta, dešinys antakis, kairys antakis, tarpas tarp antakių, dešinys vokas, kairys vokas, dešinė akis, kairė akis, dešinė ausis, kairė ausis, dešinys žandas, kairys žandas, nosis, nosies galiukas, dešinė šnervė, kairė šnervė, viršutinė lūpa, apatinė lūpa, smakras, žandikaulis, gerklė, dešinės krūtinės pusė, kairė krūtinės pusė, krūtinės vidurys, bamba, pilvo apačia. Visa dešinė koja, visa kairė koja, abi kojos kartu, visa dešinė ranka, visa kairė ranka, abi rankos
kartu. Visa nugara, visas priekis, visa galva, kojos, rankos, nugara, priekis, galva kartu. Visas kūnas, visas kūnas, visas kūnas. Visa dešinė koja, visa kairė koja, abi kojos kartu. Visa dešinė ranka, visa kairė ranka, abi rankos kartu. Visa nugara, visas priekis, visa galva, kojos, rankos, nugara, priekis, galva kartu. Visas kūnas, visas kūnas, visas kūnas. Visa dešinė koja, visa kairė koja, abi kojos kartu. Visa dešinė ranka, visa kairė ranka, abi rankos kartu. Visa nugara, visas priekis, visa galva, kojos, rankos, nugara, priekis, galva kartu. Visas kūnas, visas kūnas, visas kūnas. Suvokite visą savo kūną, kūną gulinti ant grindų. Suvokit savo kūną erdvėje. Suvokite visą kūną ir grindis. Kūną sąlytį su grindimis. Tai labai subtilūs taškai, kuriais kūnas liečiasi su grindimis. Pajauskite tą vietą, kur jūsų galva liečiasi su grindimis. Ta vieta, kur plaštakos liečiasi su grindimis. Blauzdų sąlytį su grindimis. Kulnų sąlytį su grindimis. Sėdmenų sąlytį su grindimis. O dabar vienu metu suvokite visus šiuos taškus, kuriais jūsų kūnas liečiasi su grindimis. Tęskite. Išlikite budrūs, nemiegokite. Pajauskite siaurutę liniją tarp viršutinio ir apatinio voko. Linija tarp viršutinio ir apatinio akies voko.
O dabar atkreipkite dėmesį į siaurutę juostelę tarp lūpų. Sutelkite dėmesį į juostelę, tarpelį, kuriuo susiliečia jūsų lūpos. Nuo lūpų dėmesį perkelkite prie kvėpavimo. Stebėkite įkvepiamą ir iškvepiamą orą. Pajauskite, kaip įkvepiant oras juda nuo bambos iki gerklės, o iškvepiant juda žemyn nuo gerklės iki bambos. Kvėpuokite ir sąmoningai stebėkite, kaip juda oras. Įkvepiant juda nuo bambos iki gerklės ir iškvepiant nuo gerklės iki bambos. Išlaikykite savo dėmesį ties kvėpavimu ir pradėkite skaičiuoti kvėpavimą. Skaičiuosime atbuline tvarka nuo 54 iki 1. Tokiu būdu 54 aš įkvepiu ir stebite oro judėjimą nuo bambos iki gerklės. 54 aš iškvepiu ir stebite, kaip oras juda nuo gerklės iki bambos. 53 aš įkvepiu, oras juda nuo bambos iki gerklės. 53 aš iškvepiu ir stebite, kaip oras juda nuo gerklės iki bambos. Atbuline tvarka kartokit sau skaičius, įkvėpimą, iškvėpimą ir stebėkite, kaip juda oras. Labai svarbu, kad būtumėte dėmesingi. Jeigu skaičiuodami suklysite, pradėkite skaičiavimą nuo pradžių. Tęskite praktiką.
Būkite budrūs, nemiegokit, tęskit skaičiavimą. Jeigu suklysite, pamesite skaičių, pradėkite skaičiuoti vėl nuo pradžių, atbuline tvarka nuo 54 iki 1. Jūsų kvėpavimas turi būti visiškai atpalaiduotas, ramus. Kūnas visiškai atsipalaidavęs, tarytum miega, o sąmonė išlieka budri. Tęskite praktiką. Būkite budrus. Dabar nutraukit skaičiavimą ir pereisim prie mūsų pojūčio stebėjimo. Pajuskite, kad jūsų kūnas tapo labai sunkus. Labai sunkus. Labai sunkus. Pajuskite sunkumą kiekvienoje kūno dalyje. Jūsų kūnas toks sunkus, kad rodos ima sunktis į grindis. Kūnas sunkus. Kūnas sunkus. Kūnas sunkus. Dabar pajuskit, kad kūnas tapo be galo lengvas. Lengvumo jausmas. Visos kūno dalys tarytum besvorės. Visas kūnas besvoris. Visas kūnas lengvas. Toks lengvas tarytum pakyla nuo grindų. Lengvumo pojūtis. Dabar pajauskit šaltį. Kūną apima geliantis šaltis. Žiemą basomis einate per šaltas betoninės grindis. Pėdos šaltutėlės. Visą kūną apėmęs stingdantis šaltis. Visą kūną apėmęs stingdantis šaltis. Visą kūną apėmęs stingdantis šaltis. O dabar pajauskit karštį. Visą kūną apima karštis. Jums be galo karšta.
Prisimenate pačią karščiausią vasaros dieną, vidurdienį. Esate vidury didžiulio sauso kviečių lauko. Aplinkui nei medelio. Tvieskia spigina karšta vidudienio saulė. Nė menkiausio šešėlio. Jokios atokaitos. Jaučiat beprotišką karštį visame kūne. Kūną apėmęs karštis. Kūną apėmęs karštis. Kūną apėmęs karštis. Prisiminkite skausmą. Tai gali būti bet kokios rūšies skausmas. Fizinis, emocinis ar mentalinis. Jūsų kūną ar sielą apima begalinis skausmas. Jūs jaučiat šį skausmą. Jūs apima skausmas. Jūs apima skausmas. Skausmas. O dabar pabandykit prisiminti ir pajausti malonumą. Tai gali būti bet kokios rūšies malonumas. Fizinis, emocinis, mentalinis. Jūs prisimenate šį pojūtį, šis pojūtis grįžta į jūsų mintis, kūną, visą jūs apėmęs begalinis malonumas. Visą jūs apėmęs begalinis malonumas. Begalinis malonumas. Begalinis malonumas. Pasitikrinkite, ar nemiegate. Nemiegokite. Pasakykite savo aš budrus. Aš budrus. Aš budrus. Dabar dėmesį sutelkite į vidų. Savo vidinį ekraną. Tamsią erdvę prieš jūsų užmerktas akis. Ši erdvė vadinasi čidakašas. Jums prieš akis permatomas ekranas, pro kurį matosi begalinė erdvė. Ši begalinė erdvė driekiasi kiek tik užmato jūsų akys. Stebėkite šią erdvę ir vaizdinius, kurie joje pasirodo. Tai, ką matote, yra jūsų sąmonės būsenos pasireiškimas. Leiskit vaizdiniams iškilti prieš jūsų akis, tačiau prie jų neprisiriškite. Jie ateina ir išeina. Jūs esate tik stebėtojas. Bešališkas stebėtojas, stebintis vidinį savo ekraną. Tik stebėkit. Tik stebėkit. Tik stebėkit.
O dabar įsivaizduokite, kad ankstyvą rytmetį esate parke. Saulė dar nepakilo, parke nė vieno žmogaus, tik jūs esate. Parkas labai gražus ir alsuoja ramybė. Jūs einate per gaivę rasotą žolę. Klausotės, kaip čiulba paukšteliai, žadindami naują dieną. Aplinkui gėlių sodai. Rožės, raudonos, geltonos, rausvos. Įkvepiate jų aromatą ir grožitės mažyčiais rasos lašeliais ant jų žiedlapių. Eidami toliau prieinate tvenkinuką su žuvimis. Auksinės žuvelės nardo tarp vandens lelijų, o jūs tiesiog stebite jų nuostabų šokį vandenyje. Toliau einate pro medžių giraitę. Nuostabaus grožio medžių giraitė. Vieni medžiai be lapų, kiti su lapais. Vieni žemi, kiti aukšti. Vieni su plačiai išsikerojusia lapija, o kiti tarsi strėlės šaunantis tiesiai į dangų. Tolumoje tarp medžių proskyna. Joje matosi mažytė šventykla. Iš jos sklinda dulksvas švytėjimas. Einate artyn. Prieinate duris. Viduje vėsu. Tvyro prieblanda. Ant sienų kabo šventųjų paveikslai. Jūs atsisėdate ant grindų, užsimerkiate ir nurimstate. Išoriniai garsai vis labiau ir labiau tolsta. Jūs apima gilios ramybės ir saugumo pojūtis. Jūs toliau tęsite savo meditaciją mažytėje šventykloje vidury parko. Jūs medituojate. Likite savo šventykloje, tol, kol viduje jums ramu ir gera. Medituojate. 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 Dabar dėmesį meditacijoje perkelkite į savo vidinį ekraną, esantį prieš jūsų užmerktas akis. Čidakaša. Galite jį įsivaizduoti tiesiai prieš savo kaktą.
Jeigu norite patyrinėti šį ekraną, suveskite akis į tašką tarp antakių. Ypatingų pastangų nedėkit ir tęskite stebėjimą. Stebėkite prieš jūsų akis plytinčią tamsą. Leiskite savo sąmoniai pailsėti šitoje šiltoje ir draugiškoje tamsoje. Jeigu vidiniame ekrane atsiranda kokie nors vaizdiniai, spalvos, ornamentai, suvokite juos, priimkite juos, bet neprisiriškite. Leiskite jiems iškilti ir išeiti. Tiesiog bešališkai juos stebėkite. Jeigu ateina mintys, leiskite joms ateiti, tada leiskite joms išeiti, paleiskite jas. Ir toliau stebėkite tamsų vidinį ekraną. Stebėkite visiškai bešališkai. O dabar prisiminkite savo sankalpą, kurią suformulavote praktikos pradžioje. Pakartokite ją tvirtai žodis žodin 3 kartus, nieko joje nekeisdami. Dabar dėmesį nukreipkite į kvėpavimą. Natūralus, ramus kvėpavimas, tiesiog stebėkite. Stebėkite savo ramų kvėpavimą, stebėkite atsipalaidavimo būseną. Pamažu pradėkit suvokti savo fizinį kūną, gulinti ant grindų. Suvokit rankas, kojas, galvą, visą kūną. Suvokite kambarį, kuriame esate. Sienas, lubas. Įsiklausykite į garsus esančius kambaryje. Garsus už šio kambario ribų.
Savo sąmonę nukreipkite iš vidaus į išorę. Dar kiek pagulėkite, neatmerkdami akių. Tada pajudinkit rankas, šiek tiek kojas. Galit pasirąžyti, likit vis dar užmerktomis akimis. Pamažu pargrįžkit, verskitės ant dešiniojo šono. Ir kai pajusit, kad pilnai atsibudot, lėtai sėskitės ir tik tuomet atmerkite akis. Joga nidros praktika pasibaigė. Hari Om Tat Sat.